Labadiena, draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandien yra 25 metų Liepos 16 diena, trečiadienis. Ir šiandieną dar kartą grįžtu prie išmaniųjų elektros energijos skaitiklių klausimų. Visų pirma, pasakysiu, kad tie iš jūsų, kurie pagal mano paruoštus pavyzdžius kreipėtės į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, į energijos skirstymo operatorių, duomenų apsaugos inspekciją, metrologijos inspekciją, gavote atsakymus ir tais atsakymais su manimi pasidalinote, tai aš jų tikrai nepamiršau. Man reikia tiesiog šiek tiek dar daugiau laiko tam, kad tą informaciją apibendrinti, paruošti jums skirtą medžiagą. Ir aš įsipareigojau šios dienos trumpų tokių informacinių pranešimų. Gal kas ir matėt, įsipareigojau, kad iki šios savaitės pabaigos aš tą padarysiu. Ir papildysiu, atnaujinsiu informaciją, paaiškinsiu, ką ir kaip mes toliau darysime. Na, o šiandien aš noriu sudėti taškus ant į ir visiems jums, kuriems skaitikliai dar yra neįrengti, arba tiems jau, kuriems išmanieji skaitikliai jau yra įrengti, jeigu jums įdomu yra tai, papasakoti, pakankamai nuosekliai papasakoti, kodėl mes neturėtume, mano giliai įsitikinimu, aklai sutikti su ta prievarta, kuri yra vykdoma vartotojų atžvilgiu, dėgiant išmaniuosius skaitiklius arba išmanesias elektros energijos apskaitos sistemas. Visi šitie dalykai yra sudėti į mano paruoštą ieškinį, kuris rytoj, Liepos 17 dieną, bus pateiktas teismui. Ieškinys atsakoviai energijos skirstymo operatoriui, trečiuoju asmeniu į bylą bus prašoma įtraukti Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą. Teikiamas yra prevencinis ieškinys su prašymu taikyti laikinasias apsaugos priemonės. Ir jeigu kas atidžiau sekate mano veiklą, tai galbūt dabar pagalvojote, apie kokį čia aš ieškinį kalbu, nes Liepos 2 dieną aš jau buvau pasidalinęs paruošto ieškinio pavyzdžių ir aiškinau, sakiau, kad štai šitas ieškinys bus netrukus pateiktas teismui. Bet žinot, po to įrašo Liepos 2 dienos aš dar kartą prisėdau prie dokumento paruošto ir pamačiau, kad yra taisytinų dalykų, yra, žinot, kaip jeigu keli savo labai aukštus reikalavimus, tai visada rasi, ką dar padaryti geriau. Ir suprasdamas, kokia yra svarba to procesinio dokumento, kokius jisai padės pagrindus būsimam teismo procesui ir kad nuo to procesinio dokumento labai daug kas priklausys. Aišku, priklausys bylos baigtis ir nuo kitų dalykų, nuo to, kas nagrinės tą bylą, koks teisėjas, jisai kurioje pusėje bus, ar vartotojos silpnesniosios šalies pusėje, ar tai bus teisėjas, kurio vidinis įsitikinimas jam diktuoja pareigą būti labiau to valstybinio monstro, monopolisto pusėje. Tai priklausys, aišku, labai daug nuo to, priklausys nuo to, kaip bylos nagrinėjimo metu elgsis sąžiningai ir nesąžiningai elgsis energijos skirstymo operatorius ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Na, iš jų pusės tikėtis sąžiningumo, tai būtų naivu. Mes per tuos 2 metus, kai kartu su jūsų pagalba susirašinėjom su šitomis institucijomis, jau pamatėme, su kuo turime reikalą. Kalbu apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kuri turėtų būti vartotojo teises ginanti institucija. Deja, kadangi jie patys yra įmerkęs ir gana stipriai uodegai visą šitą reikalą, tai jie nori, nenori ima ginti būtent energijos skirstymo operatorių, o ne vartotoją. Tai dabar aš pristatysiu, kaip minėjau, tą ieškinį. Aš jo viso ištisai neskaitysiu, bet svarbesnės to ieškinio dalis pacituosiu, paskaitysiu. Aš noriu, kad jūs visi suprastumėte. Visi, kas manęs klausote, visi, kuriems mano teikiama informacija atrodo aktuali ir svarbi, kurie galų gale patys norite žinoti ir suprasti, tai kad jūs suprastumėte, kaip yra apgaudinėjamas, kvailinamas vartotojas, kaip yra manipuliuojama pateikiamais duomenimis, kaip yra meluojama, tiesiog taip žiūrint tiesiai į akis yra atvirai meluojama, išsisukinėjama ir net, kaip sakoma, net neraudonuojama. Tai pradėsiu galbūt, pradėsiu nuo to, kad paaiškinsiu, jog šitą ieškinį, apie kurį aš dabar kalbėsiu, teiks teismui
elektros energijos vartotojas, kuris šiuo metu yra garantinio tiekimo vartotojas. Tai nebus grupės ieškinys, tai nebus kolektyvinis ieškinys. Aš jau Liepos 2 paaiškinau, kodėl priėmiau sprendimą nedaryti to tokio turgaus, atsiprašau už išsireiškimą. Bet tie iš jūsų, kurie nori dalyvauti kaip savarankiški ieškovai tame procese ir savarankiškai iškelti bylą energijos skirstimo operatoriui dėl išmaniųjų skaitiklių, gali kreiptis į mane, susisiekti su manimi. Elektroninio pašto adresas yra mozeris@protonmail.com. Parašykite man ir aš tą paruoštą ieškinį pritaikysiu, adaptuosiu jūsų konkrečiai situacijai, nes jį be abejo reikės tikslinti ir pritaikyti jūsų konkrečiai situacijai. Ir jau šiai dienai yra atsiliepusių vartotojų, kurie išreiškia ketinimą tokį, aš su jumis būtinai susisieksiu ir mes padarysime tą darbą. Ir po to, kai bus jau kelių atskirų ieškovų ieškiniai pateikti teismui, mes prašysime teismo, kad būtų sujungtos tos bylos į vieną bylą ir va tada bus išnagrinėta jos, visos tos bylos bus išnagrinėtos kartu. Bet pradedam nuo pirmojo ieškinio. Ir tas ieškinys yra prevencinis ieškinys, jisai yra teikiamas kartu su prašymu taikyti laikinasias apsaugos priemonės. Mes rytoj, kai paduosime tą ieškinį, teismas turės pakankamai greitai savaitės bėgyje apsispręsti dėl to, ar teismas tenkina mūsų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ir šiuo konkrečiu atveju aš vėliau paaiškinsiu, kokios tos laikinosios apsaugos priemonės, kokias jas yra prašoma taikyti. Tai, kaip minėjau, yra garantinio tiekimo vartotojas, kurio elektros energijos apskaitos prietaisas jo valdomam objekte yra įrengtas gyvenamojo namo teritorijoje, gyvenamojo privataus gyvenamojo namo kieme. Ir kol kas yra įrengtas tas įprastas standartinis skaitiklis ir kaip teigia energijos skirstimo operatorius tam vartotojui skirtuose raštuose, e, šito skaitiklio metrologinė patikra yra pasibaigusi, todėl yra būtina tą skaitiklį pakeisti ir jis yra keičiamas tik tai į išmanųjį skaitiklį, o pakeisti esamą skaitiklį į kitą standartinį skaitiklį, kaip teigia ESO, nėra galimybės. Čia yra jų tokia pozicija. Iš tikrųjų, tokia galimybė yra, jinai egzistuoja ir mes tą ieškinyje taip pat paaiškinome. Tai va štai ieškinys yra pradedamas nuo tokių bendro pobūdžio faktinių aplinkybių ir išdėščius tas faktinės aplinkybės mes padarome tokią pirmąją išvadą, nes teikiant prevencinį ieškinį visų pirma reikia įrodyti, kad tie veiksmai, kuriuos ketina atlikti pažeidėjas, potencialus pažeidėjas šiuo atveju ESO, jie yra pakankamai tikėtini ir jie yra pakankamai realūs. Tai išdėstome tas bendras faktinės aplinkybės, kaip vyksta susirašinėjimas su energijos skirstimo operatoriumi, kokius paklausimus įmonėje ESO pateikė vartotojas, kad vartotojas gavo tam tikrus atsakymus, kad ESO siunčia grasinančius laiškus apie tai, kad bus atjungtas elektros energijos tiekimas, jeigu vartotojas nesutiks su tuo, kad tas standartinis skaitiklis būtų pakeistas į išmanųjį skaitiklį. Ir visų šitų aplinkybių išdavoje mes padarome pirmąją išvadą. O ta pirmoji išvada yra tokia. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, konstatuotina, kad atsakovės pasirengimas atlikti pirmiau aprašytus veiksmus susijusius su išmaniojo skaitiklio įrengimo objekte ir tų veiksmų galimas atlikimas ateityje yra vertintini kaip labai tikėtini ir visiškai realūs. Kaip minėjau, teikiant prevencinį ieškinį, pirmiausia reikia įrodyti, kad tie veiksmai, kuriuos numato atlikti atsakovas, jie yra tikėtini ir realūs. Toliau, vadovaudamasis tuo, kas jau nurodyta, o taip pat ir toliau išdėstytų šiam ginčui aktualių teisinių reguliavimų bei kitomis ginčui teisingai išspręsti reikšmingomis faktinėmis aplinkybėmis, atsakovės man daromą spaudimą leisti objekte įrengti būtent
išmanųjį skaitiklį bei atsakovės ketinimą įrengti objekte išmanųjį skaitiklį, nepaisant mano prieštaravimo ir nesutikimo, vertinu kaip neteisėtus atsakovės veiksmus, kurių pasiekmė yra, gali būti realios ir pagrįstos žalos man kaip vartotojui atsiradimo tikimybė. Šiuo ieškiniu bus paaiškinta ir pagrįsta, kokia konkrečiai žala ir kodėl man kaip vartotojui gali būti padaryta tuo atveju, jeigu nebus užkirstas kelias atsakovės neteisėtų veiksmų atlikimui. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnio pirmoje dalyje nurodyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos, tai yra neteisėtas veikimas, arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ir sutartis draudžia atlikti. Tai yra neteisėtas veikimas arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Kaip minėta, atsakovė nuo 2020, tai yra ieškovas nuo 2020, tai yra atsakovė nuo 2025 metų Liepos 1 yra objektui eksploatuoti reikalingos elektros energijos tiekėjų ir užtikrina objektui garantinį elektros energijos tiekimą, kuris yra vykdomas pagal atsakovės patvirtintas garantinio tiekimo sąlygas. Pažymėtina, kad garantinio tiekimo sąlygų 24 punkte yra nustatytos atsakovės pareigos, iš kurių šio ginčo su atsakove kontekste svarbiai yra laikytina ši atsakovės pareiga man kaip vartotojui vykdyti kitas įstatymuose nustatytas pareigas. Taigi atsakovė pagal garantinio tiekimo sąlygų 24 punktą privalo vartotojams vykdyti ne tik tas pareigas, kurios konkrečiai ir tiesiogiai yra išvardintos garantinio tiekimo sąlygų 24.1, 24.9 punktuose, bet ir visas kitas atsakovės pareigas, atsakoviai nustatytas įstatymais, kurie šio ginčo kontekste turi būti aiškinami ir suprantami kaip visi teisės aktai, kuriais atsakovė yra nustatytos atitinkamos jos pareigos. Iš to, kas išdėstyta, mes ieškinyje darome antrąją išvadą, kad neteisėti veiksmai tai aktyvūs neteisėti veiksmai, pažeidžiant įstatymo leidėjo nustatytą pareigą elgtis ar nesielgti tam tikrų būdų. Atsakovė, kaip tai numatyta garantinio tiekimo sąlygų 24.10 punkte, turi pareigą prieš vartotoją vykdyti teisės aktais atsakoviai nustatytas pareigas. Jei atsakovės veiksmai netitinka teisės aktuose ar sutartyje nustatytų reikalavimų, tai jie yra laikomi neteisėtais. Kol kas turbūt viskas aišku yra, tokia labai aiški, sklandi ieškinio įvadinė dalis. O dabar mes paaiškiname teismui, kokie teisės aktai yra pagrindiniai teisės aktai susiję su išmaniaisiais elektros energijos skaitikliais, su jų dėgymo procesu. Nes tokia, galima sakyti, tai nėra problema, aišku, teisininkas turėtų susiorientuoti ir bet kuris teisininkas ir teisėjas, ir energijos skirstymo operatoriaus darbuotojas teisininkas, ir valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje dirbantis teisininkas turėtų suprasti, kad du teisės aktai yra, vienas iš jų yra energetikos įstatymas, o kitas yra elektros energetikos įstatymas. Energetikos įstatymas tai yra teisės aktas, kuris reguliuoja teisinius santykius visoje energetikos kaip ekonominės veiklos šakoje, o elektros energetikos įstatymas reguliuoja teisinius santykius jau siauresnėje elektros energetikos srityje. Nes energetika yra labai plati sąvoka, jinai apima ne tik elektros energetiką, jinai apima šilumos energetiką, jinai apima
atsinaujinančius energijos išteklius, jinai apima karštas vanduo, tai, na, priskiriama taip pat prie šilumos energetikos, dujų sektorius priskiriamas yra prie energetikos. Ir vienas iš tų energetikos sektorių yra elektros energetikos sektorius. Tai va štai energetikos įstatymas, jisai reguliuoja teisinius santykius visoje energetikos kaip ekonominės veiklos šakoje. O mm, elektros energetikos įstatymas ima jau siauresnės rytį. Tai čia mes ieškinyje tuos dalykus ir paaiškiname ir kodėl mes juos. Aš dabar čia gal tą dalį truputėlį praleisiu, o tiesiog savai žodžiais pasakysiu, kodėl yra svarbu teismui būtent pabrėžti tą momentą. Tai yra todėl svarbu, kad išmaniųjų skaitiklių įrengimo ir išmaniosios apskaitos sistemos įrengimo ir eksploatavimo klausimai yra sureguliuoti ne energetikos įstatymu, o elektros energetikos įstatymu. Ir tai yra svarbu dėl to, kad vienas iš tų klausimų, kuris šitoje byloje bus nagrinėjamas, yra susijęs su 2019 metais rugsėjo 20 dieną Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu, kuriuo taryba patvirtino energijos skirstymo operatoriaus investicinį projektą, kuris pavadintas yra išmaniosios apskaitos sistemos dėgymas Lietuvoje. Ir energijos skirstymo operatorius, motyvuodamas būtent tuo, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 metais rugsėjo 20 dienos nutarimu patvirtino tą investicinį projektą, ir vykdo išmaniųjų apskaitos sistemų dėgymą vartotojams. Kai tuo tarpu elektros energetikos įstatymė yra pasakyta, kad tam, jog skirstymo operatorius, tai yra ESO, galėtų dėkti išmaniosios apskaitos sistemas, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba turi ne suderinti kažkokį investicinį projektą, o nutarimu priimti norminį administracinį aktą, kuriuo turi būti patvirtinti teigiami išmaniųjų apskaitos sistemų ilgalaikių sąnaudų ir naudos rinkai bei atskiriems vartotojams ekonominio vertinimo rezultatai. Aš apie tai esu tikrai nemažai kalbėjęs ir dabar gal, kad jūsų labai neapsunkinti, čia detaliai nedėstysiu tų visų argumentų, tiesiog pasakysiu, jog ieškinyje tikrai nemažai dėmesio yra skiriama šitam klausimui ir mes remdamiesi tiek energetikos įstatymų, tiek elektros energetikos įstatymų, tiek ES direktyva, kurios nuostatos yra perkeltos atitinkamai į elektros energetikos įstatymą ir energetikos įstatymą. Mes labai gražiai, labai nuosekliai ir išsamei teismui paaiškiname, kad 2019 m. rugsėjo 20 dienos verto nutarimas, kuriuo buvo suderintas investicijų projektas, negali būti laikomas teisiniu pagrindu atsakoviai, tai yra energijos skirstymo operatoriui, dėkti išmanesias apskaitos sistemas vartotojams be vartotojų atskiro sutikimo arba vartotojų prašymų. Tai, kaip minėjau, tikrai čia nemažai yra vietos skirta ieškinyje šitam klausimui. Iš viso ieškinį sudaro 31 puslapis. Va, ir iš jų trečdalis yra skirta šitam klausimui. Gal net ir daugiau negu kad trečdalis. Tai čia eina dar kalba ir apie tai, kad turi būti priimtas norminis administracinis aktas, o tarybos nutarimas dėl investicijų projekto sudarinimo nėra norminis administracinis aktas. Pati taryba yra pripažinusi, kad šitas jų nutarimas galioja tik tai ESO, bet negalioja elektros energijos vartotojams. Tai jeigu jis negalioja elektros energijos vartotojams, šitas nutarimas, tai kokiu pagrindu vartotojas yra verčiamas sutikti su tuo, kad jam būtų įdėkta išmanioji apskaitos sistema. Tai, tai va taip. Dabar taip pat yra ieškinyje kalbama apie nuolat, reiškia tiek vertas, tiek energijos skirstymo operatorius dar pabrėžia,
kad šitas 19 metų rugsėjo 20 dienos verto nutarimas dėl investicinio projekto suderinimo atitinka visus teisės aktus, atitinka visus ES visas direktyvas, visokias rekomendacijas, visokias gairias ir visus kitus dokumentus. Bet iš tikrųjų yra ne taip ir mes ieškinyje detaliai paaiškiname, kodėl tas investicinis projektas netitinka būtent tų paminėtų reikalavimų. Pirmiausia, ruoždama šitą investicinį projektą, pagrindinis dalykas, savai žodžiais vėlgi pasakysiu, kad ruoždama šitą projektą, energijos skirstymo operatorius iš to projekto investicijų dalies išėmė, nu aš negaliu pasakyti reikšmingą ar nereikšmingą dalį investicijų, bet išėmė tam tikrą dalį investicinio projekto ir nevertino sąnaudų, kurios bus patirtos, kuriant duomenų valdymo sistemą, taip vadinamą Data Hub. Ir kadangi dalis investicinių išlaidų iš investicinio projekto buvo išimta, atitinkamai buvo sumažinta investicinio projekto kaina. Sumažinus investicinio projekto kainą, atrodytų visiems čia yra gerai, tai labai šaunu, kad sumažino tą investicinio projekto kainą. Bet ne, mėlyje, čia yra truputį kitaip padaryta. Tam, kad jie pagrįstų, jog tas investicinis projektas yra ekonomiškai naudingas vartotojams, jie dalį išlaidų išėmė iš to investicinio projekto, sumažindami projekto kainą. Ir kadangi projekto kaina yra mažesnė, tai automatiškai tas kaštų ir patiriamų kaštų ir naudos santykis automatiškai tampa palankesnis vartotojui, nes sąnaudos sumažintos, o naudos išlieka tos pačios. Tačiau ta dalis, kuri buvo išimta iš projekto, tai nereiškia, kad jinai nebus vykdoma. Tiesiog buvo padarytas atskiras projektas ir tos išlaidos vis tiek bus patirtos, vis tiek tie pinigai bus sunaudoti ir tie pinigai vėliau bus įskaičiuoti į tą kainą, kurią mes visi kaip vartotojai turėsime mokėti už elektros energijos persiuntimo paslaugas tam pačiam energijos skirstymo operatoriui. Tai va kaip jie kaip turbūt galvoja, kaip jie gudriai visą tai padarė, bet iš tikrųjų mes juos pagavom už rankos meluojant, manipuliuojant, dirbtinai skaidant investicinį projektą tam, kad parodyti to projekto patrauklumą visuomeniai, vartotojams, koks jisai, žiūrėkite, yra tas projektas naudingas ir taip toliau. Nes tik tai tokiu atveju tas projektas gali būti įgyvendinamas. Tai mes va šitos dalykus labai vėlgi tame ieškinyje pakankamai išsamei išdėstom ir svarbiausiai aš manau, kad pakankamai aiškiai ir suprantamai šitos dalykus išdėstom. Tai vat toks yra pirmasis ieškinio skyrius. Čia mes ieškinyje toliau rašome, kad pirmajame ieškinio skyriuje daugiausia dėmesio buvo skirta pagrindimui, kad atsakovės veiksmai, atsakovės ketinimas įrengti objektą išmanį apskaitos sistemą yra vertintini kaip labai tikėtini ir visiškai realūs, kad tarybos 2019 m. rugsėjo 20 dienos nutarimas, kurio buvo suderintas atsakovės investicinis projektas, negali būti prilyginamas tarybos nutarimui, kurio taryba turi patvirtinti išmaniųjų apskaitos sistemų ekonominį vertinimą, kad galų gale atsakovės investicinis projektas netitinka elektros energetikos įstatymų ir direktyva išmaniųjų apskaitos sistemų ekonominiam vertinimui nustatytų reikalavimų. Ir dėl šių bei visų kitų pirmiau išdėstytų su tuo susijusių priežasčių tarybos 2019 m. rugsėjo 20 dienos nutarimas negali būti naudojamas prieš mane kaip vartotoją, kaip teisės aktas, suteikiantis atsakoviai teisę dėkti man nuosavybės teise priklausančiame objekte išmanė apskaitos sistemą be mano sutikimo ar prašymo. Antrajame ieškinio skyriuje pristatysiu savo argumentus bei motyvus pagrindžiančius tai, kad išmanioji apskaitos sistema vartotojų nuosavybės teise priklausančiose patalpose ir teritorijoje apskritai negali būti dėgiama be vartotojo sutikimo ir jo atskiro prašymo. Taip pat pristatysiu argumentus bei motyvus pagrindžiančius tai, kad atsakovės dėgiama išmanioji apskaitos sistema apskritai negali būti įrengiama vartotojams, nes be kita ko atsakovės dėgiama išmaniąją apskaitos sistema renkami duomenys, visų pirma elektros energijos suvartojimo duomenys,
yra asmens duomenys, kurie šiuo konkrečiu atveju gali būti renkami tik turint mano kaip asmens duomenų subjekto sutikimą tuos duomenys rinkti. Be to, išmaniaja apskaitos sistema tvarkomi asmens duomenys nėra apsaugoti naudojant aukščiausią standartą atitinkančią informacinės saugos ir kibernetinio saugumo įrangą, o pati išmanioji apskaitos sistema yra metrologiškai nepatikrinta, todėl negali būti naudojama suvartotai elektros energijai apskaityti. Kaip jau supratote, toliau šiame ieškinyje bus atskleista išsamei bei suprantamai paaiškinta ir tai, kokia konkrečiai žala gali būti padaryta man kaip vartotojui, jei atsakovė atliks neteisėtus veiksmus, kurių atlikimas ateityje yra vertintinas kaip labai tikėtinas ir visiškai realus. Tai čia aš dabar perskaičiau esmę tos antrosios ieškinio dalies. Visi tie klausimai čia antroje ieškinio dalyje, jie yra aptariami. Aš gal taupydamas laiką vėlgi toliau neskaitysiu, pagrindimus praleisiu, bet noriu Jūs patikinti, kad kiekvienas sakinys yra, ne aš po kiekvienu sakiniu, po kiekvienu to žodžiu, kuris yra tame sakinyje, galiu pasirašyti, pateiktos yra nuorodos į įvairius šaltinius, į teisės aktus. Ir gal aš padarysiu tik tai to antro skyriaus apibendrinimą, kuris yra išdėstytas jau trečioje ieškinio dalyje. Trečioje ieškinio dalyje tai yra antroje ieškinio dalyje. Dėl neteisėtais atsakovės veiksmais ateityje galimos man padaryti žalos ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymų. Šitą dalį aš paskaitysiu visą ištisai. Realus pavojus, kad ateityje gali būti padaryta žalos, yra pagrindas prevenciniam ieškiniui pareikšti. Prevencinio ieškinio tenkinimo sąlyga yra neteisėti veiksmai, suprantami kaip teisinę pareigą pažeidžiantys veiksmai, kurių pasiekmė žala ateityje. Ieškiniu jau įrodyta, kad atsakovės pasirengimas atlikti pirmiau aprašytus veiksmus susijusius su išmaniojo skaitiklio įrengimo objekte ir tų veiksmų galimas atlikimas ateityje yra vertintini kaip labai tikėtini ir visiškai realūs. Ieškiniu taip pat įrodyta, kad vadovaujantis garantinio teikimo sąlygų 24.10 punkto atsakovė turi pareigą prieš mane kaip vartotoją vykdyti šiame ieškinyje nurodytais teisės aktais atsakoviai nustatytas pareigas, kurių atsakovė nevykdo ir kurias pažeidžia. Apibendrinant visą tai, kas nurodyta ieškinyje, neteisėti atsakovės veiksmai, kuriais man ateityje gali būti padaryta realios žalos, yra šie. Pirma, elektros energetikos įstatymo 38 straipsnio 2 punktas nustato, jog tam, kad atsakovė galėtų įrengti, prižiūrėti, keisti, tikrinti ar kitaip eksploatuoti apskaitos prietaisus esančius tinklų naudotojo teritorijoje ar patalpose, atsakovė privalo gauti susijusio tinklų naudotojo, tai yra mano kaip vartotojo sutikimą patekti į mano savybės teise priklausantį objektą jo teritoriją. Pažymėtina, kad mano sutikimo patekti į mano savybės teise priklausantį objektą jo teritoriją atsakovė nėra gavusi. Pratęsiant tai paaiškintina, kad šiuo metu objektui patiektos elektros energijos apskaitą atliekantis skaitiklis yra įrengtas lauke, tai yra gyvenamojo namo kieme. Todėl atsakovė, nors ir neturėdama pagal elektros energetikos įstatymo 38 straipsnio 2 punktą jai privalomo mano sutikimo, patekti į mano savybės teise priklausantį objektą jo teritoriją, vis tik turi fizinę galimybę patekti į mano savybės teise priklausančią teritoriją gyvenamojo namo kiemą tuo metu, kai aš, pavyzdžiui, būsiu išvykęs ir vietoje objekte šiuo metu esančio objektui patiektos elektros energiją apskaitą vykdančio skaitiklio be mano žinios ir mano sutikimo įrengti objekte išmanųjį skaitiklį. Tokiu būdu atsakovė mane pastatytų prieš faktą, o jei taip de facto įvyktų, tai visų pirma reikštų pirmiau minėtos elektros energetikos įstatymų 38 straipsnio 2 punktų nustatytos atsakovės pareigos, o kartu ir mano kaip objekto ir jame esančio elektros tinklo savininko įstatymų saugomos teisės į nuosavybės neliečiamumą pažeidimą, galinti man ateityje padaryti realią turtinę žalą, o taip pat ir neturtinę žalą.
Antra, atsakovė išmanė apskaitos sistemą dėgia nesant tam teisinio pagrindo. Elektros energetikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto išmaniųjų apskaitos sistemų ekonominio vertinimo, o 2019 m. rugsėjo 20 dienos tarybos nutarimu suderintas atsakovės investicinis projektas netitinka elektros energetikos įstatymo, Europos komisijos 2012 m. kovo 9 dienos rekomendacijos ir direktyvos 219 944 reikalavimų, nes neapima visų išmaniosios apskaitos sistemos ilgalaikių sąnaudų ir nepasisako dėl išmaniosios apskaitos sistemos dėgymo pavieniam vartotojui, kuris neketina aktyviai dalyvauti elektros energijos rinkoje ekonominio tikslingumo. Esant nurodytoms aplinkybėms atsakovės veiksmus pagrįstai vertinu kaip neteisėtus veiksmus galinčius man ateityje padaryti realią turtinę žalą, nes išmaniosios apskaitos sistemos dėgymo kaštai, kurie yra įskaičiuojami į atsakovės man teikiamų paslaugų įkainius, galimai viršyje išmaniosios apskaitos sistemos man potencialiai teikiamą naudą. Trečia, šiuo ieškiniu taip pat preliminariai jau pagrįsta, kad išmaniosios apskaitos sistemose fiksuojami nuskaitomi duomenys yra tame tarpe ir asmens duomenys, o šių asmens duomenų tvarkymo tikslai nėra, kaip to šio konkrečiu atveju reikalauja bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 3 dalis, nustatyti nei ES teisėje, nei Lietuvos Respublikos teisėje. Todėl be mano prašymo ir ar sutikimo objekte įdiegus išmanę apskaitos sistemą egzistuoja reali grėsmė, jog bus pažeistos mano kaip asmens duomenų subjekto teisės ir įstatymų saugomi teisėti interesai, nes asmens duomenys bus tvarkomi nesilaikant bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų. Todėl tokius neteisėtus atsakovės veiksmus pagrįstai vertinu kaip galinčius man ateityje padaryti realios žalos. Ketvirta. Išmanioji apskaitos sistema yra iš elektros tinklo suvartotos elektros energijos kiekį matuojanti priemonė, kuri vadovaujantis metrologijos įstatymu privalo būti metrologiškai patikrinta. Negali būti taip, kad elektros energijos vartotojas, kurio mokėtina kaina elektros energijos tiekėjui už jam patiektą elektros energiją ir mokėtina kaina atsakoviai už jos suteiktas elektros energijos persiuntimo paslaugas, priklauso nuo išmaniąją apskaitos sistema užfiksuotų nuskaitytų ir kitaip apdorotų duomenų, būtų verčiamas naudotis metrologiškai nepatikrinta elektros energijos apskaitos priemonė. Priešingi veiksmai reikštų, kad rizika, jog dėl netinkamai apskaitytos elektros energijos gali būti padaryta reali turtinė žala visų pirma vartotojui, yra ypatingai aukšta. Juo labiau, kad elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatyta, kad išmanioji apskaitos sistema be kita ko turi palaikyti dvipusio komunikavimo tarp skaitiklio ir išorinių tinklų ar sistemų funkciją, kuri įgalintų skaitiklio priežiūrą ir valdymą nuotoliniu būdu. Vadinasi, išmanusis skaitiklis kaip išmaniosios apskaitos sistemos sudėtinė dalis nuotoliniu būdu gali būti ne tik prižiūrimas, bet ir valdomas, o tai reiškia, kad netmestina išmaniojo skaitiklio užfiksuoti suvartojimo duomenys taip pat gali būti valdomi, tame tarpe koreguojami nuotoliniu būdu. Nors atsakovė tokius įtarimus ir atmeta, kita vertus jie yra atmetami tik deklaratyviais atsakovės teiginiais. Juo labiau, kad, kaip jau čia minėta, išmanioji apskaitos sistema nėra metrologiškai patikrinta. Metrologiškai yra nepatikrinta. Todėl nėra ir teisinio pagrindo teigti, kad išmaniąja apskaitos sistema, išmaniojo skaitiklio užfiksuoti duomenys negali būti paveikti nuotoliniu būdu, o tai, kaip minėta, gali padaryti vartotojui realią turtinę žalą. Penkta. Pratęsiant tai pažymėtina, kad preliminariai ieškiniu jau įrodyta, kad objekte bus sumontuotas išmanusis skaitiklis, kurio programinės įrangos patikimumo, patikrinimo ir ypatingai programinės įrangos apsaugos lygis yra tik vidutinis. Todėl atsakovės ketinamo objekte sumontuoti išmaniojo skaitiklio programinė įranga nėra patikimai ir užtikrintai pačiu aukščiausiu lygiu apsaugota nuo įsikišimo ir kitokio neigiamo poveikio iš išorės.
Pastaroji aplinkybė, papildomai įvertinant tai, kad išmanioji apskaitos sistema nėra metrologiškai patikrinta, kelia pagrįstų nuogastavimų dėl to, kad išmaniaja apskaitos sistema renkami duomenys nėra patikimai apsaugoti nuo jų paveikimo iš išorės. Todėl gali būti klastojami, keičiami, kitaip valdomi naudojant nesudėtingus programinės įrangos įrankius, o tokie veiksmai man kaip vartotojui ateityje gali padaryti realios žalos. Šešta, atsakovė nepagristai atsisako pateikti man išmaniojo skaitiklio įrengimo ir naudojimo instrukciją, motyvuoja tokį savo sprendimą tuo, kad tokia informacija yra išmaniojo skaitiklio gamintojo komercinė gamybinė e, paslaptis, kas suteikia dar daugiau abejonių dėl dėgiamos išmaniosios apskaitos sistemos patikimumo ir jie fiksuojamo asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimų. Be to, išmaniojo skaitiklio įrengimo instrukcija yra itin svarbus dokumentas, nes jame turi būti nustatytos išmaniojo skaitiklio įrengimo ir paleidimo naudotis sąlygos, nuo kurių priklauso tinkamas išmaniojo skaitiklio veikimas. Be to, kaip tas jau minėta, vyriausybė ir jos įgaliota institucija nėra, net nėra patvirtinusi išmaniųjų apskaitos sistemų įrengimo ir eksploatavimo tvarkos. Todėl nesuprantama, kaip atsakovė gali dėkti išmanę apskaitos sistemą ir ją eksploatuoti, jei įstatymo nustatyta tvarka nėra patvirtintas pagal energetikos įstatymą privalomas teisės aktas, kuriame turi būti nustatyta išmaniosios apskaitos sistemos įrengimo ir jos eksploatavimo tvarka. Dar daugiau, atsakovė taip pat atsisako raštu patvirtinti, kad prieš pradedant naudoti objekte įrengtą skaitiklį bus atlikti įrengto išmaniojo skaitiklio bandymai ir matavimai, kurie turi būti atlikti po jo įrengimo prieš pradedant skaitiklį naudoti. Visi šie neteisėti atsakovės veiksmai suteikia pagrindą tvirtinti, kad jais ateityje gali būti man kaip vartotojui padaryta realios žalos, nes, kaip minėta, nuo tinkamo šių veiksmų atsakovės pareigų atlikimo priklauso objekte suvartotos elektros energijos apskaitos tikslumas ir elektros energijos suvartojimo duomenų patikimumas. Jei atsakovė nepaisydama mano kaip vartotojo valios, be mano žinios, o taip pat nepaisydama ir teisės aktais atsakoviai nustatytų jos pareigų, kiek tai susijęs su išmaniosios apskaitos sistemos dėgymu, vis tik įrengtų objekte išmanę apskaitos sistemą. Tokia situacija reikštų, kad prevencinio ieškinio patenkinimo atveju būsimo teismo sprendimo įvykdymas, jei ir netaptų visiškai neįmanomu, tai labai ir labai pasunkėtų. Be to, man kaip ieškovui galimai palankaus būsimo teismo sprendimo įgyvendinimas reikalautų ir papildomų finansinių resursų. Pavyzdžiui, išmontuoti objekte neteisėtai sumontuotą išmanųjį skaitiklį, išmanųjį apskaitos sistemą, vietoje jo vėl įrengti įprastą standartinį skaitiklį, analogišką tam skaitikliui, kuris objekte yra įrengtas šiuo metu. Be to, kaip jau minėta, atsakovė pagrasino, kad man nesutinkant su jos reikalavimu įrengti objekte išmanę apskaitos sistemą, atsakovė gali nutraukti elektros energijos tiekimą objektui ir įspėjo mane apie man kaip vartotojų taikytinus elektros energijos tiekimo nutraukimo objektui ir elektros energijos tiekimo atnaujinimo objektui įkainius. Taigi, iš ieškinyje pristatytų faktinių aplinkybių ir teisinio reguliavimo viseto yra darytina patikima ir įtikinama išvada, kad atsakovės ketinamais atlikti neteisėtais veiksmais man kaip vartotojui gali būti padaryta reali turtinė ir neturtinė žala, kad ieškinys yra preliminariai pagristas ir kad skubiai nesiemus laikinųjų apsaugos priemonių man bus padaryta reali turtinė ir neturtinė žala, o potencialiai man palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali tapti arba neįmanomu, arba labai pasunkėti. Nors paprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymų neturi būti sprendžiami klausimai, kuriuos turėtų būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu, tačiau prevencinio ieškinio specifika lemia, kad laikinoji apsaugos priemonė ir ieškinio dalykas, taip pat būsimo teismo sprendimo turinys gali visiškai ar iš dalies sutapti. Su prevenciniu ieškiniu yra susijusi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodyta apsaugos priemonė, įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti. Kai byloje pareikštas prevencinis ieškinys tam, kad būtų išvengta grėsiančios žalos,
gali būti reikalinga ne tik uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, bet ir įpareigoti jį atitinkamai veikti, tai yra atlikti veiksmus, kurių nesiemus atsirastų ar padidėtų žala. Pratęsiant, tai pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju, kaip nurodo pati atsakovė, objekte įrengto skaitiklio metrologinės patikros galiojimo terminas yra pasibaigęs. Todėl tolimesnis skaitiklio eksploatavimas yra negalimas, nes objektui patiektos elektros energijos apskaita gali būti netiksli. Skaitikliu, kurio metrologinės patikros galiojimo terminas yra pasibaigęs, užfiksuoti elektros energijos suvartojimo duomenys gali būti netikslus. Todėl Todėl jie gali būti potencialaus teisinio ginčo dalyku. Todėl objekte įrengto skaitiklio nepakeitus į kitą metrologiškai patikrintą skaitiklį taip pat galėtų atsirasti žala. Apibendrinus visą tai, kas nurodyta aukščiau, šio ieškinio yra prašoma taikyti ne vieną, o dvi laikinasias apsaugos priemonės, iš kurių viena yra draudimas atsakoviai įrengti objekte išmanėją apskaitos sistemą, o kita įpareigojimas atsakoviai objekte įrengtą standartinį įprastą skaitiklį pakeisti į kitą metrologiškai patikrintą standartinį įprastą skaitiklį. Šio ieškiniu patikimai ir įtikinamai įrodyta, kad atsakovai bet kuriuo metu gali nutraukti elektros energijos tiekimą objektui dėl to, kad ieškovas nesutinka su tuo, jog objekte būtų įrengta būtent išmanioji apskaitos sistema. Taip pat egzistuoja reali grėsmė, kad išmanioji apskaitos sistema objekte gali būti įrengta prieš ieškovo valią ir be ieškovo žinios, pavyzdžiui, esant jam išvykus. Nepaisant to, kad ieškovas nekartą prašė, jog objekte įrengtas skaitiklis, kurio metrologinė patikra, kaip nurodo pati atsakovė, yra pasibaigusi, būtų pakeistas į kitą standartinį skaitiklį su galiojančia metrologinė patikrą. Atsakovė atsisako tai padaryti, tuo pačiu sukeldama grėsmę, kad objekto reikmėms vartojama elektros energija gali būti apskaitoma netinkamai. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, laikinasias apsaugos priemonės yra prašoma taikyti skubiai ir atsakoviai nepranešus, nes egzistuoja reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinuoju apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomu. Na, toliau yra išdėstyti procesiniai klausimai ir dabar prašymas taikyti laikinasias apsaugos priemonės yra suformuluotas taip, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta gerbiamo teismo, prašau taikyti šias laikinasias apsaugos priemonės. Iki teismo sprendimo dėl ginčo esmės byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovį akcinį bendrovį energijos skirstymo operatorius įrengti objekte esančiame tokiu ir tokiu adresu, objekto identifikacinis numeris toks ir toks, išmanėją elektros energijos apskaitos sistemą. Antra, įpareigoti atsakovę akcinę bendrovę energijos skirstymo operatorių objekte esančiame adresu toks ir toks, objekto identifikacinis numeris toks ir toks, įrengta elektros energijos apskaitos prietaisą, kurio identifikacinis numeris toks ir toks, pakeisti į metrologiškai patikrintą standartinį įprastą elektros energijos apskaitos prietaisą ir užtikrinti, kad jo metrologinė patikra galiotų netrumpiau nei iki teismo sprendimo byloje dėl ginčo esmės įsiteisėjimo dienos. Laikinasias apsaugos priemonės prašau taikyti atsakovį akciniai bendrovė energijos skirstymo operatoriui nepranešus. Ir ieškinio, prevencinio ieškinio dalykas yra suformuluotas taip. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, gerbiamo teismo, prašau ieškovo asmens kodas toks ir toks, vardas pavardė, ieškinį atsakovį akcinį bendrovį energijos skirstymo operatorius tenkinti ir uždrausti atsakovį akcinį bendrovį energijos skirstymo operatorius įrengti objekte esančiame tokiu ir tokiu adresu išmanėją elektros energijos sistemą be ieškovo atskiro sutikimo ar jo prašymo. Antras prašymas priteisti iš atsakovės akcinės bendrovės ieškovo naudai visas pirmos instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas ir prie ieškinio yra pridedami ieškinyje nurodyti priedai, jie yra išvardinami ir ieškinį pasirašo ieškovas. Tai va štai toksai ieškinys, aš taupydamas laiką labai daug dalykų praleidau, kaip minėjau, ieškinį iš viso sudaro 31 lapas, visi tie pagrindiniai momentai, kuriuos aš paminėjau,
glaustai, jie yra išsamei aprašyti, apibūdinti su nuorodomis į įstatymus, į poįstatyminius teisės aktus, į visus kitus šaltinius. Ir pasikartosiu, už kiekvieną žodį esu pasiruošęs pasirašyti, jeigu reikia, ir krauju. Ir, na, tikėkime, kad teismas bent jau bus nusiteikęs išklausyti tuos argumentus ir pasistengs būti objektyvus nagrinėjant bylą. Čia nėra politinė byla, čia yra grinai tokia, nu, tai yra byla, tai yra ginčas, kuris yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių. Ir, na, norėtųsi tikėti, kad teismas vadovausis tikrai įstatymo raide, teisingumo, sąžiningumo, objektyvumo principais, bus nešališkas. O kaip bus, mes pamatysim. Kaip minėjau, jeigu nepavyks įrodyti teisingumo, nepavyks pasiekti čia Lietuvoje, sieksime teisingumo Europos teisingumo teisme, kreipsimės į Europos komisiją. Žodžiu, šitą klausimą spręsim iki galo tiek, kiek leis visos galimybės. Ačiū tiems, kurie turėjo kantrybės manęs išklausyti. Dėkoju tiems, kurie mane išgirdo. Jeigu norite prisidėti prie šito proceso finansiškai, galite tą padaryti. Aš laidos aprašyme paliksiu nuorodą, kurią aktyvavę jūs galėsite simboliškai, nereikia daug, bet po truputėlį prisidėti prie to teismo proceso, nes jisai nusimato ilgas ir reikalaus tikrai nemažų investicijų ir laiko investicijų ir energijos ir finansų. Tai dėkoju visiems, kurie esate kartu, kurie palaikote, tie iš jūsų, kurie, kaip minėjau, jau atsiliepėte ir norite būti savarankiškais ieškovais, kelti bylas panašias į tą, ką aš dabar pristačiau ieškinį, tai aš su jumis susisieksiu, mes adaptuosiu ieškinį jūsų situacijai, nes kiekviena situacija vis tik tai yra ir kažkiek skirtinga. Tai korekcijas neišvengiamai reikės atlikti ieškinyje, tai mes tą padarysime. Jeigu norėtų, yra daugiau norinčių, tai minėjau, elektroninio pašto adresas mano yra mozeris@protonmail.com, rašykite ir suderinsime tuos klausimus. Dar kartą ačiū, linkiu visiems gražaus vakaro ir iki kitų susitikimų.